Kriptokorina. Šitą undulatą Brown man užaugo iki akvariumo viršaus. Esu turėjęs, čia dabar 35 vandens yra centimetrai, esu turėjęs 45, užaugo visa. Auga lėtai, kaip ir visas kriptas, bet šitą užauga stambi. Lapai tiesus, šešėlį augę, persodinti į kitą vietą ir gavę daugiau šviesos, pradeda raitytis. Kai viduriniai lapai nauji pradeda raitytis, banguotis, tada aš kitus nukerpu, nes jų jau nebeaugins, o jie dumblės. Kai nukerpi seną lapą, naujus leisti jai yra greičiau. Jai nereikia pūdyti senų. Tai yra augalas augantis šaknynu. Ir šaknis yra labai ilgas, gali nueiti per visą akvariumą. Ir tai yra labai atsparus augalas. Visa augalų grupė. Tai dabar aš nesu nukarpęs lapus, čia jų buvo daug. Palikęs tik tais kerą. Ir tai yra didelis augalas. Pavadinimą tiksliai nežinau, manau, kad undulata Brown. Šita yra žemesnė, sprindinė. Kita rūšis, kita spalva. Ir ji taip nesibanguoja. Ji yra aukštesnė. Irgi auga ir šešėlį. Leidžia šaknis, visiškai nereiklus augalas. Matot, krevetėm aplipęs raudonuoja. Grynas rūgštynės su gysla. Kuo daugiau šviesos, tuo daugiau rudos spalvos vidury. Šita man labiausiai patinka, yra žemiausia iš jų. Ten yra supiltas kalnas, dėl to ji iš viršaus turi žaliai rusvą raštą, o iš apačios yra gražiai bordo. Man ji labai labai patinka ir patinka tuo, kad ji nėra labai didelė. Virš jos yra vietos. Jeigu lapas šešėlis žalias, jeigu lapas ant šviesos, jis rudas. O apačia tokia visiškai bordo. Turiu dar. Maniau, kad parva, bet čia yra Nevili kriptokorinė. Ji man 4 metus stovėjo, kol pasidaugina iš tokią vieną keruką, pasidaugina iki 11 lapų per 4 metus, paskui jau šovė, augo. Bet užaugo tada, kai buvo visiškai apaugusi kitais augalais. Tai yra šešėlinis augalas, aš jų turiu nedaug. Iš vieną kerą gal 3 pasidalina. Ir pati mažiausia pasaulyje kriptokorina parva. Nors aš esu matęs jų sprindinių nupaveiksluotų kitose akvariumuose, bet ji man čia išsirauna iš dugno su samanom ir pilnas samanas plūdurė paviršių ir įsikabinus yra. Tai čia, ji labai labai lėta, jai matyti reikia soilą, taip toliau, pas manęs jis stovi. Ji nemiršta, ji buvo pasodinta į dugną, bet kadangi samanas nustelbė, o aš roviau spiralinę valisnerę, čia man buvo užėjusi, tai ji išsirovė ir didžioji dalis jos plūduriuoja kažkur, į samanas įsivėlusi, leidžia šaknį. Pažiūrėkite, kaip į samanas suleidus šaknį. Tai gaunas iš dugninio augalą paviršinį, susimaišiusi. Bet į smulkų žvyriuką aš paskui ją persodinsiu, turėtų augti dugne. Tai maža, labai labai lėta, dauginosi be proto lėtai, pirkta iš in vitro indelių. Tai tokias kriptokorinas turiu. Šitą didžiausią undulatą Brown, šitą žalią, šitą bordo apačią, nežinau ne vienos pavadinimą. Nevilis ir mažoji parva.